Su pergaliu, treneri. Ačiū. Šį savaitgalį sužaidėte dvi skirtingas rungtynes. Vakar Šilutėje po 2 kėlinių pirmavote prieš šeimininkus. Kas atsitiko po didžiosios pertraukos? Nu, atsitiko tas pats, kas ir mes šnekėjom ir prieš, man atrodo, porą savaičių, ar prieš 3 savaitės, kad nesugebam sužaisti visų 4 rungtynių, 4 kėlinių, atsiprašau. Sužaidėm 2 kėlinius neblogus, tai trečiam kėlinyje vėl įkritom į duobę, iš kurios ir neišlipom iki rungtynių galo. Tai čia yra mūsų problema, su žaidėjai šnekėjom, kad reikia šitą tendenciją mums panaikinti, jeigu norim eiti kažkur tai toliau. Šiandien komanda buvo užsivedusi nuo pirmųjų rungtynių minučių. Kodėl toks staigus pasikeitimas? Kad kitaip ir neturėtų būti, jauniem žmonėm po prastai sužaistų rungtynių sportininkas jisai turi galvoti, daryti išvadas ir gal mes, kaip sakoma, prisišaukėm iki jų to širdies šnekėjom su jais ir netgi, kaip pasakyti, žadėjom jiem, imkim ir laisvą dieną pažadėjom. Ir šiandienos rungtynės parodė, kad jie gali žaisti, kad jie gali bėgti, ko mes negalėjom padaryti Šilutėj. Vyrai atrodė pavargę ir galvom galbūt šiandien ir fiziškai truputėlį prašiau šią savaitę pasiruošę, bet va šios dienos rungtynės parodė, kad mes reiškia turim rezervų ir čia tik tai buvo psichologiniai dalykai. Iki reguliariaus sezono pabaigos dar ir laukia 4. ratas. Ar nežadite keisti komandų sudėties, kažko pasipildyti? Šiai dienai turim vieną kandidatą, jis treniruojasi su mumis, bet pakol kas dar į komandą neimam jo, žiūrim jo galimybės. Aišku, dar turim vieną vietą laisvą ir išlaikysim iki pat galo. Jeigu kažkas tai atsiras, mes tikrai pasistiprinsim, bet iš esmės jau kardinaliai kažkokių tai pokyčių tikrai neturėtų būti. Šiai dienai žaidėjų nekamuoja traumos? Tai mes tik tai dabar 3 rungtynės ir sužaidėm, pradedam jau atsigauti visą komandą, dar liko Dainius Gulbinas, kuris yra nugaros traumą turi. Jau sužaidėm 2 rungtynės su Gyčiu Maciulevičium, su Vytautu Krūžiku, jau turim 10. Dainiui atsigavus turėsim 11 žmonių ir gink Dieve, kad tik tai nebūtų traumų kitiems žaidėjams. Su ta sudėtim ir planuojam ir baigti čempionatą. Jeigu nebus kažkokių tai netikėtumų, šią dieną mes puikiai suprantam, kiek yra komandų Lietuvoje, ir RKL čempionate, ir NKL, ir Kauno aplink Kauną, mėgėjų komandos, kurios tikrai moka pinigų žaidėjam. Ir šiandienai pakankamai sudėtingai yra rasti aukštesnio lygio krepšininką. Į pabaigą artėjant reguliariam sezonui dauguma komandų jau ima skaičiuoti, kokią vietą geriausia užimti. Ar žaist atkrintamosiose iš karto su stipresnė komanda, lengvesnė? Kokią jūs vietą planuojate? Mūsų pozicija yra paprasta, mes norim šitoj grupiai užimti kuo aukštesnę vietą, tai reiškia 9. vietą. Nežiūrėsim, mes ten nesirinksim varžovų, tegul renkasi iš mumis kažkas tai tenais viršui. Mes žaisim, stengsimės kiekvienos rungtynėse laimėti ir nieko neskaičiuosim. Kokią mes vietą užimsim, su tokia mes vietą ir tikiuosi startuosim atkrintamosiose rungtynėse serijose. Dėkui treneriui už pokalbį. Ačiū.